Labas rytas, kviečiu atlikti 3 minučių mankštą. Šiandien atliksime kelis mankštos pratimus, kurie yra svarbus atliekant didesnį fizinį krūvį. Šios pratimus atliekant yra svarbu įtraukti pilvo presą, pratimus atlikti pilna pėda ir juos atlikti neskubant. Važiuojam. Apšilimą pradėkite nuo kvėpavimo pratimo. Keldami rankas į viršų, giliai įkvėpkite, o iškvėpdami atsipalaiduokite. Deguonis gamina energiją, todėl šis nesunkus pratimas padės išsibudinti. Jį kartokite 6 kartus. Išjudinkite pečių sąnarius. Atpalaidavę rankas, pečius lėtai sukite ratu. Stovėkite tiesiai, stenkitės nesiūbuoti kūnų, o judinti tik pečius. 5 kartus pasukę pečius į priekį, pakeiskite kryptį. Atgal pečius sukite taip pat 5 kartus. Neskubėkite, ramiai kvėpuokite. Pritūpimai padės sušildyti kojų sąnarius. Kojas laikykite pečių plotyje, pėdos turi tvirtai remtis į žemę. Tūpkite 90 laipsnių kampu. Stebėkite, kad keliai nebūtų atsikišę į priekį. Nesikuprinkite. Pečius stenkitės šiek tiek atlošti. Šis pratimas stiprina kojų dvigalvius ir keturgalvius raumenis bei sėdmenis. Pritūpimus atlikite 15 kartų. Pratempkite kojų ir dubens raumenis. Šis pratimas padeda prailginti žingsnį, todėl ypač rekomenduojamas prieš bėgimą. Koją suimkite rankomis ties keliu ir traukite kuo arčiau krūtinės. Akimirką užlaikykite ir vėl pastatykite ant žemės. Pakeiskite koją. Nugarą laikykite tiesiai, pėdą tvirtai remkitės į žemę. Pratimą atlikite kiekvienai kojai po 10 kartų. Įtūpstai stiprina kojų raumenis, taip pat sėdmenis. Stebėkite priekinį kelį, kad nebūtų atsikišęs, tūpiant jis turi susilenkti 90 laipsnių kampu. Kitas kelis taip pat turi sudaryti statų kampą. Pasisukimas į šoną stiprina šoninius ir priekinius pilvo preso raumenis. Pratimą atlikite po 10 kartų kiekvienai kojai. Šią pratimų seriją reikėtų pakartoti 2 ar 3 kartus. Apšilimui prieš bet kokį fizinį krūvį reikėtų skirti mažiausiai 5 minutės. Jeigu sportavote kartu, galite savimi didžiuotis. Mankšta padaryta, belieka papusryčiauti.